Suskaičiuosime santykio ribą. Įstatę ribinę x lygų 2 reikšmę ir suskaičiavę santykį turime neapibrėžtumą 0 padalintas iš 0. Supaprastinsime skaitiklyje esantį trinarį. X iškeliame prieš skliaustus. Dabar trupmenos skaitiklį ir vardiklį skaidysime dauginamaisiais. Naudosimės apačioje pateiktą skaidymo formulę. Skaitiklyje esantį trinarį prilyginame 0, gauname kvadratinę lygtį. Jei sprendę, gauname 2 šaknis. Naudodamėsi pateiktą taisyklę, kvadratinį trinarį skaidome dauginamaisiais. tą pačią procedūrą kartojame ir vardiklyje esančiam trinariui išskaidyti dauginamaisiais. Pasinaudoję pirmą ir antrą išraišką perrašysime po ribos ženklu esantį santykį. Supaprastiname santykio išraišką. Suskaičiuojame ribą. Gauname, kad riba lygu 6.